išleisiu tik tai pinigų bilietų lėktuvo, o toliau jau... Daugeliui, ko gero, normalių motociklininkų net neapsiverstų, tai liežuvių vadinti motociklu, nes tenais buvo motobarkė iki 125 kubikų, taip tariant. A1 kategorija. Taip, tik tai, sakykime, proteino batonėliais, tai toliau gal dar kažkaip savaitę galima. Tikrai va čia patvirtinu. Bet aš sakyčiau, kaip motociklininkams, man tai atrodo, kad mano pati geriausia investicija ir ta prasme, kur būtent kainos kokybės santykis, tai hipių paplūdimys. Okay, ir būtent tokių labiau menininkų, laisvų žmonių, kurie tarp visų kito yra ir nudistų. Kiekvienai šeimai reikia turėti tai pusį metų į priekį, tai šitam žmogui reiktų šiam eurų. Bet aš tiesą pasakyti labai nustebau, nes pereinu aš per paskutinius tos kalnus ir prieš mane tais atsiveria toksai paplūdimys ir jau vakarėja ir apačioje aš matau tenais, minimum 10, gal net 100 žmonių, ta prasme, ir laužus degančius, ta prasme, ir va... Kaip į festą. Iš principo taip, nes aš nusileidžiu tenais į paplūdimį, numečiau savo dalykus. Vėl geriausi draugai patapo lenkai. Taip per Žalgirio mūšį. Taip. Istoriškai. Mūsų genofonde pas mus tai yra užprogramuota. Ne, taip, to irgi. Žmonėm įvesti iš kaimo jisai užima kaip skardinė alaus. Taip, maždaug. Realiai svoris jo turbūt koksai 200 gramų, turbūt 300. Truputį daugiau 600, gal kažkas tokio, man rodos. Bet jo, aš pradžiu, kaip gali žmonės už tiek mokėti susipakuoti dalykus tinkamai, pasirinkti, ko reikia, ko nereikia, dėl ko aš mėgstu važiuoti su motociklu ir kažkur kažką pamatyti. Tai ką, sveikatė? Davai, sveikatą pradedam. Liuks. Dėkui. Liuks. Tai ką, labas vakaras. Labas vakaras. Sveiki mūsų moto broliai ir seseris ir neapsisprendę. Šis laikais aktualu turbūt apie tai irgi minėt. Va, šiandien turim kiek įdomesnį variantą, kiek nestandartinį. Kadangi podcastuose esu dalyvavęs nemažai, bet vedęs būtent tokio formato iš vis niekada, tai šiandien bus pirmas blynas, gal neužsidegsim. Va, šiandien turim draugą, mano pašnekovą. O kodėl jisai čia yra, tai dėl to, nes su kuo geriausia daryti podcastą, jeigu ne su tuo žmogum, su kuriuo esi turbūt daugiausiai per gyvenimą įvairiausiams dalykų nuveikęs, visokių keistenybių patyręs. Tai turim Tomą Dainių Balčytį. Kas jisai toks, ką veikia, ką baigęs, ką dirbęs ir apie tai, apie ką mes kalbėsim, apie ką sužinosim vėliau, bet trumpai prisistatyk. Tiesiog Dainius užteks, ta prasme, tai jo, aš esu Dainius, šiaip karys Jono Žemaičio karo akademijai ir tiesiog ryčio draugas, ta prasme, ir man rodos, kad labai labai smagu yra ir faina pasibandyti šitą naują formatą, čia toksai visai kaip eksperimentas gaunasi man ir pačiam, ir turint omeny, kad manęs kai klausia, ar turiu kažkokių žalingų įpročių, tai sakau paprastai, kad turiu gan sunkią priklausomybę nuo YouTube'o, tai todėl, nes iš tiesų galima sakyti kasdieną, tenais, vis tenais, ar vienas, ar kitas išeina, dabar jau reiktų sakyti tinklalaidė, ko gero, ne podcastai, bet man tai ir tas ėmė. Čia gražus žodis tinklalaidė. Jo, palyginus su tais visokiais, kurių ten būna sugalvoję, tai aš sakyčiau, kad tinklalaidė. Bet čia, man atrodo, Lietuvos kariuomenė labiau įvedė tą žodį, bet anksčiau nemačiau aš juos, kol nepradėjo Lietuvos kariuomenė savo kelti daug turinio. O koks žodis gražus galvoju. Okay. Nes aš žinok, iš tenais ir jį išgirdau pirmą kartą, ir po to jis kažkaip pradėjo plisti, tai aš net nesu įstikinęs, ar jie sugalvojo, ar čia kalbos komisija, ar dar kažkas. Jis turbūt labai vartotinas, tikras tas šitas. Bet gerai, bet tu pasakei, kad esi surištas su kariuomenė, bet mes su tavimi esam šiandien čia dėl to, kad, kaip mes, tu jau biškį užpasakojai, esi turėjęs dabar labai įdomią kelionę. Ir šiaip tu keliaut labai mėgsti. Kiek šalių esi apkeliavęs? Čia geras klausimas. Nežinau, aš pasakyčiau, kad taip konkrečiai nežinau, aš esu buvęs daugumoje šalių Europoje, bet, žinai, mūsų laikais tai tas visas, sakykime, aš nepavadinčiau savęs keliautojų, nes, žinai, man tas žodis, pavyzdžiui, keliautojas, tai jis toks yra pakankamai, žinai, žmogus, kurio atidaręs nemažą savo gyvenimo dalį ir specifiškai tą daro. Ir tas, sakykime, truputį serijinis turizmas, aš sakyčiau, serijinis žudikas. Čia kažkas, man rodos, aš kažko neseniai klausiausi ir taip gerai išsireiškia, kad yra daug žmonių, kurie yra serijiniai turistai, ta prasme, kur daug atvažinė kažkur, bet būtent nukeliauti ir patirti kažkokią vietą iš tiesų giliai, tai tas yra, man rodos, yra truputį gilesnis dalykas. Tai aš neskaičiuočiau, kad keliauti tai yra būtent koks kiekis šalių. Aš sakyčiau, pavyzdžiui, tu gali net
keliauti į vieną šalį, net vieną šalį, kuri yra labai arti, ten nežinau, kokia Lenkija, ir prakeliauti ją pusę gyvenimo ir vis dar visko nepamatyti, visko nenuveikti teoriškai. Bet jo, šiuo atveju, tai, aš tau pasakoju apie tai, kad buvau Kanarų salose, Tenerifei specifiškai, Taip. ir tenais tiesiog nusprendžiau savo tokį iššūkį mesti ir būtent pabandyti savaitę tiesiog pagyventi laukose, gamtoje, taip tariant. Tai yra pirmas tavo iššūkis, kur tu, nes turbūt, kai mes sakom keliavęs, pusę ten tą žemėlapį turi, kur smaikstų žmonės, tai dažnai kartais primena tiesiog tą nuvažiuoji į viešbutį, viskas įskaičiuota, arba nuvažiuoji įsinuomoji mašinas, bet jau susidėlioji savo 10 viešbučių, kur nakvosi. Tavo atveju, apie tai, kiek tu esi buvęs zonų, kur net ne visai ramu yra, gali irgi beje užsiminti apie tas, ko esi matęs, kur buvęs. Ta prasme, kitas dalykas, komforto tavo, ką tu nešiesi ant pečių, kaip tu planuoji, susidedi dalykus. Dažnai žmonės keliauja tai su rankiniu bagažu, nes ten reikia visų įmanomų fotikų, dronų ir taip toliau. Ir didžiulis, užsakytas 30 ar kiek ten kilogramų tas. Tu nesi tas bičias, kuris taip keliauja. Tai ir čia biški reiktų konteksto apie tavo įpročius kelionių. Tai pradžiai, ko gero, reiktų pasakyti, kad čia no judgment, aš atsiprašau iš karto už savo anglicizmus kažkokius, taip to, bet ta prasme, kad čia viskas, ką sakysiu, tai aš neteisiu ir nenoriu tenais pasakyti, kad čia taip yra gerai keliauti, taip blogai ir apie tos serijinius turistus, aš irgi labai puikios nuomonės tą prasme. O ne? Aš tai nemėgstu. Ne, visi mes keliavom, žinai, kaip mums tinka tuo metu. Aš nesakau, kad, žinai, tenais po 10 metų galbūt aš ten turėsiu krūvą vaikų ir aš pats būsiu toksai, ne, man tenais norisi, kad viskas iš mane būtų suplanuota, jau padaryta, sustiguota, nuėjau tenais pas kelionių, tenais kažkokį agentą, pasiprašiau ir man, tipo nėra galvos skausmo. Bet aš tiek įsivaizduoju tave net su vaikais keliaujantį panašiai kaip tu ir dabar. Aš norėčiau, ta prasme, jeigu tas gautas, nes man, sakykime, taip atrodo, mano požiūris truputį toks, kad kelionė vis dėlto pati iš savęs, tai yra toksai kaip ir išbandymas savo, tai yra noras taip pat iš tiesų pakeisti savo gyvenimo vietą, gyvenimo būdą, kad ir labai trumpam, ir pabandyti pajausti tą šalį, tą vietą, kur tu nukeliauji. Ir aišku, kuo tu arčiau prieini prie tos realybės, kuo tu smarkesnį tą savo iššūkį iškeli, tuo tau, pavyzdžiui, bent jau man labiau lieka ir tie prisiminimai tokie gilesni. Tai todėl man iš tiesų patinka keliauti lengvai. Čia iš viso yra visas judėjimas, netgi, nepasakysim, judėjimas, nežinau, bet būtent ultralight travel, tai yra būtent labai lengvai keliaujant, tapsime, kuo mažiau susidedant. Tai gali būti ir labai brangus hobis tenais, jeigu žmonės ten žiūri, tenais skaičiuoja tenais iki gramų iš tiesų, ta prasme, kur tu perki, pavyzdžiui, tenais vieną palapinę, tenais ir jinai gali būti, nežinau, tenais kokie, sakykime, 4 kilogramai, bet tu tenais gali turėti, tenais palapinytę, tenais kilogramą, 200 gramų tenais ir žmonės tenais skaičiuojasi ir panašiai. Bet va šitoje vietoje, kai pradėjau loti šuo ir man teko išeiti, aš kaip tik tuo metu jau ir galvojau įsiterpti, nes tai ką tu ką tik pasakei, tai yra viena iš priežasčių, kodėl šiandien tu tinki mano šitam kūriamam kanalui. Dėl to, kad kadangi kanalas yra apie motociklizmą, ir lygiai taip pat keliaujant su motociklu yra svarbu mokėti susipakuoti dalykus tinkamai, pasirinkti, ko reikia, ko nereikia, dėl ko aš mėgstu važiuoti su motociklu ir kažkur kažką pamatyti. Dėl to, kad tu esi neatribotas nuo viso išorinio pasaulio, tavo kiekvienas sustojimas, tu negali pabėgti mašiną pasislėpti, tu gali sustojęs pajausti orą vos nuo to, kad tu sustoji, tu net važiuodamas pradedi, jeigu lyja, tu nematai, kad ant stiklo krenta, tu pradedi jau savo kūnų rankomis ir automatiškai to komforto motociklė yra daug mažiau, negu kad keliaujant su mašina, lėktuvu, kruiziniu laivu ar panašiai. Tai va čia tavo, beje, tu irgi, man atrodo, motociklu irgi važinėjai. Ir tu dabar procesi ir esi jau net, ne? Taip, aš, kaip pasakyti, tenais, aš Britanijoje buvau išsilaikęs laikinas motociklininko teisės, tai bet tenais tuo metu, kai tenais gyvenau ir studijavau, tai būtent, bet tenais buvo, daugeliui, ko gero, normalių motociklininkų net neapsiverstų, tai liežuvių vadinti motociklu, nes tenais buvo motobarkė iki 125 kubikų, taip tariant. Vienas kategorija. Taip. Tai bet po to aš persikėliau gyventi Belgiją ir tada tiesiog taip ir gavosi, kad pats Brexitas įvyko ir aš tų teisių neatnaujinau. Tai aš dabar techniškai, dabar turiu tik tai B kategorijos teisės ir reiktų išsilaikyti ir motociklą. Tai tada bus galima iš tiesų keliauti, tu mane jau nemažai kalbini ir su gera priežastim, kad tas būtų labai faina. Nes iš tiesų, sakykime, net ir tą
vat kelionę, vat lengvai susidėjus, motociklas tikrai yra daug kur patogesnis, man rodos, negu mašina. Bet aš vat net nepagalvoju apie tą momentą, kad iš tiesų susipakuot ir taip toliau, kad yra tų limitacijų. Taip pat nuvažiuoti, kur tu gali pėsčiom nueiti, dažnai ten gali ir su mocu privažiuoti. Taip. Ko negali ten tik tai daskrysti, vis tiek teks eiti, su mocu privažiuoti, stovi. Taip nedarykit vaikučiai, bet stovi stulpeliai, kaip tu praeisi, taip tu ir pravažiuosi. Ypatingai tam tikrose šalyse, kur nėra per daug teisės saugos įsismarkavimų, tai yra galima padaryti. Tai realiai... Bet čia visiškai hipotetiškai. Tai realiai, tai tu visiškai žodžiu čia... Kai kurie žmonės daro, kur mes tikrai nebūtinai... Galit komentuoti, kad iš čia ne į temą, bet mes visi suprantam aiškiai, kad čia labai viskas yra į temą. Tai žodžiu, tavo kelionė, kur tu, aš norėčiau, žinai, kad tu... Kur keliavai dar kartelį? Primink, va tą, apie ką mes šiandien pasikalbėsim. Ir kaip tau tai šovė į galvą? Aš keliavau į Tenerifę, Kanarų salose. Tai ta vieta, tiesą pasakius, aš neturėjau labai gerų asociacijų susijusių su Tenerife. Kažkodėl va anksčiau, todėl nes... Turistinas? Taip. Nors čia žadėjau, kad neteisiu nieko ir panašiai, bet man tiesiog, kaip Britanijoje gyvenusiam, toksai buvo susidaręs įspūdis, kad, žinai, yra tos vietos kaip tenais Antalija, tenais Tenerife, Gran Canaria, gal kur varo seni britai turistai, tokie, žinai, paraudę tokie, žinai, tenais ir nuo pachmielo praeitos nakties, ir nuo šiaip britiško oda nelabai tą saulę laiko. Tai ir tiesiog, tokia labai turistiška vieta, daug popsos, daug plastiko ir kas bus labai nefaina ir neįdomu, ir tiesiog ne man. Gal kažkam kitam faina ir panašiai. Bet mane pakalbino porą tenais draugų, sako, žinok, Dainiau, tenais, ta prasme, yra dalykų, kurie tau ko gero patiks, kad tenais ne vien ta yra popsinė dalis, bet būtent tai, kad pati gamta, pavyzdžiui, Tenerife kaip sala, jinai turi, trumpai tariant, vulkaninį kalnyną pačiam centre ir dėl to susidaro keli skirtingi mikroklimatai. Tai yra būtent, kad tu, pavyzdžiui, pietinėje salos dalyje esi ir tenais techniškai yra dykuma. Tai ir iš tiesų, ta prasme, tu eini ir tenais, tokia dykuma ne visai įsivaizduokit Sahara, bet labiau tokia akmeninė dykuma. Čia pavaizduosiu. Taip, labai gerai. Bus intra. Tai tenais būtent kaktusiukai tokie, akmenys, panašiai, bet jeigu tu pervažiuoji per tą kalnyną į šiaurę, tai šiaurėje tu jau praktiškai turi subtropikus, nes tai yra vis dėlto salos, tam gal per 100-105 dabar kilų nuo Afrikos krantų. Tai mes kalbam tą patį zoną, bet jie būtent susiduria ten kelias skirtingų. Dėl kalnų oro srautas nepraeina ir tada gaunas kažkas tokio. Jo. Tai tenais, pavyzdžiui, ypač toje salos dalyje, tenais iš viso netgi, man rodos, aš nepamenu, ten kelios dienos tik tai lietaus per metus ir todėl susidaro ta dykuma. Ir yra dar, pavyzdžiui, net viena tokia zona, kuri praktiškai kaip lietuviškas miškas, tenais, ta prasme, nueini ir iš tiesų tai skirtingos klimato zonos ir aš pagalvojau, kad faina būtų ten nuvaryti, būtent visą tą pamatyti. Ir tiesiog lietuviškas tas cepelininis dangus truputį jau buvo įkyrėjęs, tai norės nusipirkti truputį vasaros, taip tariant. Bet kai aš dabar galvoju, man visą laiką sukosi galvoju po mūsų pirmo pokalbio apie tai su tavim. Nebuvo tokios minties pas tave, kad išleisiu tik tai pinigų bilietų į lėktuvo, o toliau jau... Taip. Nes čia yra labai svarbus momentas. Čia ne dėl biudžeto, bet dėl kaip iššūkio, ne? Labiau tas buvo. Man labiau, kaip pasakyti, tas nebuvo pagrindinis, kaip pasakyti, tas dalykas, kuris mane užkabino. Pas mane buvo labiau, kad aš norėjau pasitikrinti iš dalies savo įgūdžius, iš dalies savo susipirktą įrangą, būtent ant kiek aš gerai galiu išgyventi gamtoje, minimaliai, būtent su civilizacija bendraujant, sakykime, kad ir savaitę pasibandyti. Ir aš suprantu, kad, man taip atrodė ir tas pasirodė, kad vis dėlto tiesa, kad iš tiesų galiu, bet tai yra labiau, psichologinių, tarkim, tokių limitų, barjerų, pas save buvau susikūręs, nes, Lietuvoje kažkaip, išeini tenais, vasaros ten dieną, pažįstamuose miškuose, tai tenais, žinai, 1, 2, 3 naktis ir tas praktiškai nesiskaito tenais, ar visokie ten festivaliai, dar kažkas, nerimta, taip tariant. Nors irgi čia nežinau, ta prasme, kai kuriems žmonėms gal labiau, kai kuriems mažiau, ir tikrai yra krūva žmonių, kurie žymiai kietesnius, rimtesnius dalykus daro, negu ką aš čia kalbu, ir jiems tai, ką aš kalbėsiu, visiškai skambėtų kaip nubiškas dalykas. Jie tenais išvaro į kalnus ant mėnesių, dar kažkam. Bet tu pasakėjai apie įrangą, kurią turi. Tai vėl žmogus įsivaizduoja, tai prisipirkęs čia visų kaitintuvų, šiltintuvų, tenais, palapinių pripučiamų. Ne, tu skridai su lėktuvu, nusipirkai bilietą pirmin ir atgal, jau turėjai. Ir tu turėjai tiesiog rankinį bagažą. Taip, va čia labai įdomu, kaip savaitėj pasiturėti įrangos, kurios yra pasirodo labai minimaliai, jau turbūt iš savo patirties per daug kitų kelionių ir buvimo, žinai,
buvo dalykų, kurių turėjai, bet sakai, man jo niekada neprireikė. Turi kažkokį tokį ryškų vieną. Taip. Tai aš per kiekvieną savo kelionę stengiuosi būtent testuoti dalykus. Testuoti tai tiesiog žiūrėti, ar man iš tiesų prisireikia kažkokių dalykų ir būna tų dalykų, kurie yra tiesiog tavo paties komfortui. Tai yra kažkas, ko, nežinau, pavyzdžiui, koks, sakykime, užsivirti kavos katiliukas, ne? Tai yra šiaip, jeigu tu esi tik su rankiniu bagažu, nemažai vietos užimantis dalykas, nes tau reikia ir dujų balionėlio, ir reikia paties katiliuko, bet iš kitos pusės, jeigu tu, pavyzdžiui, keliausi, pavyzdžiui, kai aš keliaudavau kokioje Škotijoje, tai, labai reikalingas dalykas pakelti tą savo nuotaiką, nes iš tiesų, kai eini ir tau pastoviai ten lietus, vėjas, įsnukutį tenais plakasi, tai, užknisa tiesiog tas dalykas ir labai yra faina sustot, truputį atšildyti ir kūną, bet to gyvent galima. Bet norisi ir kažkiek to malonumo, sakykime. Tai šitai kelionė jau žinojai, ir kas savo patirties susidėjai taip, kad galėtum. Taip. Tai buvo viskas, kas į kuprinę telpa, ar buvo gudrybių, lifehackų? Buvo, nes būtent ta prasme, tai pradėjau dėtis dalykus ir pas mane, porą taisyklių buvo, kurias aš pats savo užsidėjau, tai, gerai, pavyzdžiui, vanduo tikrai vandens neįsivaizduokit neįmanoma, maistą vargiai, jeigu tenais maitintumės tik tai, sakykime, proteino batonėliais, tai toliau gal dar kažkaip savaitę galima ištempti, bet pagalvojau, sakykime, žiūrėsiu be maisto, tiesiog tų dalykų, kurių man reikia ir leisiu savo tenais porą kartų kažkur miestuose užsukti parduotuvės, ta prasme, užsipirkti atsargų, taip tariant. Tai, sakykime, dėl pačios įrangos, aš susidėjau pagrindę į vidų visokius dalykus, kurių, įstriukia į kažką, ne? Bet aš nedariau to, kaip tada, sakykime, žmonės važiuojantis į Britaniją, Ryanairu skraidantys. 10 kojinių užsidėt. Jo, 10 kojinių, ten dar kažką. Ne visai. Bet tiesiog karabinai. Mano meilė yra karabinai yra labai svarbu. Tau pavyko skristi su daug prikabintų karabinų. Taip, leido visai normaliai, kadangi tu turi tą pačią kuprinę. Ir prie jos iš išorės tu gali prisikabinti savo gražiai, paprastai kabini vienų karabinų iš viršaus, kitų iš apačios, dėl tiesiog stabilumo, kad ar šokinėjant, ar dar kažką tenais, tai prisikabinau tenais tokią, trumpai tariant, tentuką tokį, hamaką, ir taip pat, vieną pripučiamą dalyką turėjau, tai pripučiamas čiužinys. Tai vis dėlto... Čia tas gerulis, kur man skolinai tada. Ko gero tas, super. Taip. Ir čia, tarp kitko, taip pat, mano nuomonė, įranga turi tarnauti tau, net tų įrangai, tai net ir tie dalykai, kur minėjau, kad, ta prasme, su šito ultralight travel, kad būna labai brangių tenais dalykų ir panašiai, tai ne, pas mane pagrindė yra, gal ne pigiausi, bet baseline dekatloniniai dalykai, kur tenais nėra jie tenais super brangus ar kažką, tikrai kiekvienam įkandami. Bet pavyzdžiui, tas pripučiamas čiužinukas, aš jį pasirinkau todėl, nes jis užima mažiau vietos negu, sakykime, tas būtent, nežinau, ten jogos kilimėlis ar dar kažkas. Žmonėm įvesti iškumo, jis užima kaip skardinė alaus. Taip, maždaug. Realiai svoris jo turbūt koksai 200 gramų, turbūt 300. Truputį daugiau 600, gal kažkas tokia, man rodos. Bet jo, aš pažiūrėjau, kaip gali žmonės už tiek mokėti už čiužinuką. Man atrodo, Decathlonas buvo savo, dabar laikotarpis, kada filmuojam pavasaris. Tu baigčiai, nes reiks prašyti šitų kažkokių, kad to procento duotų. Bet žodžiu, apie grubiai, manau, internete, kiek dabar teko. Už keliasdešimt eurų. Aš nežinau, aš randu iki 40. Taip. Ta prasme tikrai, bet komfortą, žinokit, aš namie taip ant lovos kartais neįsimėgau gerai, kaip ant to palapinėje ant žemės teko mėgoti. Tai tikrai čia patvirtinu. Bet aš sakyčiau, kaip motociklininkams, man tai atrodo, kad mano pati geriausia investicija, ta prasme, kur būtent kainos kokybės santykis, tai dekathloninis hamakas. Nes jis buvo gal 15 eurų ar kažkas tokio. Ir man jis tiek džiaugsmo atnešė. Bet tu jame ir mėgi. Taip. Bet čia yra galbūt žmonių, kurie, sakykime, tada sako, oi, hamakas ten, aš nežinau, negaliu jame mėgoti ar dar ką. Aš sakyčiau, parekomenduočiau pabandyti. Adaptuotis. Taip. Iš tiesų tiesiog galbūt šiltą vasaros dieną pasiimti hamaką kažkur tai tenais prie ežero, praleisti jame kelias valandas, tiesiog pasėdėti, ten knygą paskaityti, paskrolinti. Šaltis nuo pačios, nugarą nieks nedengia. Viskas tvarkoja su tuo, tu gali, ta prasme, būtent pasiimti, pasikloti tenais, arba
nu, pavyzdžiui, Aš čiužinuką gal gali? Taip, aš tai su miegmaišiu miegu savaime suprantama, bet jo, tu tą patį čiužinuką gali įsikišti, gali, pavyzdžiui, jeigu pas tai yra pakankamai minkšta, nekieta striukė, pavyzdžiui, ir labai gerai sustabdo. Hamako į palapinę nepakabinsi. Čia tiesa. Bet ar neturim sprendimų šitoj vietoje? Aš tai turiu, tai man, pavyzdžiui, patinka palapinsiaustė, nes jinai užima labai labai mažai vietos. Ir tu tiesiog pasikabini hamaką ir tada virš jos pasikabini palapinsiaustę. Ir kartu jie užima labai 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 mažai vietos ir iš principo tu esi nu, jeigu bus audra ir, pavyzdžiui, kryžminis kažkoks vėjas, tai tada, tada nerekomenduočiau. Tai vis tiek orus mes žiūrime. Bet, kaip pasakyti, nerekomenduočiau, vis tiek tave apsaugos, bet nebus taip idealu ir jauku. Bet jeigu mes kalbam, pavyzdžiui, keliauti Lietuvos vasaros sąlygomis, ar panašiai tikrai labai labai veikiantis variantas. Plus dabar jau yra ir tie hamakai, kur ten turi ir nuo uodų ten tinklelius, jau integruotus tenais, kur nereikia kažkokių didelių sprendimų. Ar tenais galima pačiam pasižiūrėti, tenais, kur jie, tenais ko tik tai nori, jeigu, kaip pasakyti, piniginė ir noras tenais neša. Tai žodžiu, dėl aiškumo tu realiai gan biudžetiškai, bet netaupant susidėjai, bet kiekvienam įkandamų biudžeto metu jau turėjai taip ir ilgą laiką susipirkęs, susidėjai ką į palapinę, kas netilpo buvo į kuprinę. Žinok, bet vienas dar dalykas, kurio nepaminėjau, tai kuris man buvo įdomu, ta prasme, ar nesąmonė, ar vis dėlto veikia, tai yra saulės baterija. Išskridžiu, aš nežinau, aš tau gal nuotraukų atsiųsiu ar dar ką nors, bet tiesiog maždaug koks čia būtų A5, man rodos, ta prasme, formato būtent... Ne žurnalo, didesnė. Mažesnė truputį net negu žurnalo. Maždaug tokio dydžio baterija. Ir jinai išsiskleidžia į A4 dydžio. Ir prie jos, trumpai tariant, gali pasijungti powerbanką. Aš variau su 10 000 powerbankais. Energijos kaupyklą. Ne, šito nenaudosim. Tinklalaidę galim. Per vaizduoklių žiūrėsit. Ne, dėkui. Monitoriai, powerbankai, čia yra gerai. Nebent sugalvos tinklalaidę, man limpa kažkaip, kaip sakyti, energijos kaupykla. Energijos kaupyklos, man atrodo. Čia aš įsivaizduoju energijos kaupiklą, čia kažkokios didžiulės cisternos, ten Pentagone ar dar kažkas. Ir lašinių pilna. Nežinau. Nesmė, gerai. Tai sakykime, tiesiog, nes man buvo toks dalykas, kad, pavyzdžiui, aš ten būsiu, ta prasme, varysiu aš ten per tą dykumą, ar tenais, ta prasme, per tos tropikus truputį, ir vis tiek nesinori būti pririštam pastovi prie civilizacijos, kad, ten grįšiu ten, aš tik tai nusileidęs lėktuvų trumpam nuvariau į McDonald'ą pasikrauti, tiesą pasakius, bet net neliečiau dar powerbankų nieko, bet tiesiog, kad išeiti jau, sakykime, su 100% pilnai. Tai tenais išgėriau tą savo milkshake kokteilį, tai pasikroviau telefoną ir po to jau visą likusį laiką iš principo aš naudojausi tą bateriją. Tai labai labai naudingas dalykas keliaujant, mano nuomonė, jeigu kažkur toliau nuo civilizacijos arba ta civilizacija tokia, kur tenais, tiesiog tavęs netraukia, jeigu tu tektų sukti nuo kelio tenais, dabar 50 km vien tam, kad pasikrauti. Kam geriau iš saulės. Tai žodžiu, vėlgi, tu susikroviai viską, tai praėjai su tiesiog rankiniu bagažu, ką reikėjo įsidėjai kišenės. Ir, kaip pradėjom kalbėti apie energiją. Su šveicarišku peiliuku turėjau problemų, bet pavyko prakalbėti. Čia būna, aš akmenį suvežęs oro uoste irgi problemų buvo kilę. It's a rock. Lietuvis angliškai nemokantis šneka, aiškiai. Jis Italijai. Žodžiu, bet tu atvyksti ten. Ir jeigu apie energiją pradėjai kalbėti, jeigu netyčia mūsų išsikrautų dabar fotoaparatas, mes dabar turime, su kuriuo filmuojam, labai gerą vietą, nes tu, užmetant intrigą, tu išlipai iš lėktuvo, geri milkshake ir tu toliau turi kažkokį mini tikslą prie visos tos išbandyti save, kryptis, kur yra laikoma arba kokia idėja. Taip. Tai kadangi aš norėjau save išsibandyti, bet aš neturėjau tokių labai tikslių, aš turėjau vieną tokį mini tikslą, kur, kaip pasakyti, turėti pirmą operacijų bazę, iš kur pradėti viską daryti. Tai tiesiog, kadangi žmogui tiesiog natūraliai norisi kažko, kai tu atsiduri visiškai be jokių tikslų, atsiranda toksai truputį arba nuobodumo jausmas, arba pasimetimo jausmas. Ir nors, sakykime, aš pakankamai normaliai jaučiuosi ir pasimetęs, ir kai man nuobodu, vis tiek norėsi tokio kažko, nuo ko pradėti toje naujoje saloje. Nes šiaip paprastai pas mane natūraliai algoritmas yra, jeigu aš kažkur nuvarau, aš pradžiui varau pasižiūrėti tenais vietinių istorinių vietų, kadangi pas mane pirmas laipsnis ten buvo su istorija susijęs. Tak, aš mėginau išprievartauti, kad jis čia pasakytų, bet žodžiu, nutylėjai, tai gerai. Bet man istorija, kultūra yra labai labai irgi įdomu ir svarbu, kai aš keliauju kažkur.
Bet Tenerife yra saliginai nauja kolonija, ta prasme, tenais gal 16 amžiuje, ko gero, ją kolonizavo. Tai tenais nėra tiek labai daug visko pristatyta, tenais labiau dėl gamtos žmonės keliauja. Ir man patarė draugai nuvaryti į vieną tenais tokį paplūdimį, kuris... Nudistų. Iš dalies taip, aš nevariau ne dėl to, kad nudistų, nors, ta prasme, kaip pasakyti, aišku, yra faina, ta prasme, įdegti ir gerai praleisti laiką, bet jis labiau, aš variau dėl to, kad hipių paplūdimys. Okay, ir būtent tokių labiau menininkų, laisvų žmonių, kurie tarp viso kito yra ir nudistai. Ar bent jau oficialiai Google Maps'ose tenais, man rodos, ir įvardinta kaip nudistų paplūdimys, bet tikrai ten žmonių tą prasme. Ir jie ten suvažiuoja savo busiukais ir praleidžia popietės ir važiuoja namo. Tikrai. Yra visokių, bet būtent kažkurio momentu tiesiog vis dėlto, ta prasme, apie hipių judėjimą, ko gero visi žinom ir panašiai. 16-mečiai? Ne. Bet gal čia ir nėra šitam tikriausiai YouTube sukurtam algoritmą man. Bet tiesiog kažkaip nors jis labai labai galingas buvo Amerikoje prieš kelis dešimtmečius, po to dalis jo persimetė į Europą ir Tenerife tapo viena iš tų vietų, kadangi tenais praktiškai visus metus išsilaiko labai stabi temperatūra. Tai yra būtent kaip ir man, sakykime, kur aš dar nesu tiek patyręs, kad, sakykime, ten savaitę praleisti gyvenant Norvegijos kalnuose. Aš tikiuosi kažkada tą galėt padaryti, bet čia akimirkai dar truputį. Čia kai vaikų turės. Visiems pirma kelionė su tėčiu. Čia pažiūrėsim, ką aš man pasakyti. Bet iš tiesų, taip pradžiai pagalvojau, yra faina nuvaryti tenais, kur yra stabili temperatūra ir net jeigu, ta prasme, aš, pavyzdžiui, varau į lietaus zoną, tai aš jau žinau, kad bus lietaus. Aš buvau ir lietui šiaip pasiruošęs. Bet būtent daugumas hipių pasirinko tą vietą, nes tenais atvarai ir ten pastovi vasara, paplūdimiai. Ir tu gali susikoncentruoti, sakykime, ant to, kaip pasakyti, laisvo gyvenimo, būtent, ta prasme, atsiskirti nuo tos kultūros, civilizacijos. Ir aš, žodžiu, tenais nuvariau. Autobusu važiavai, išlipai ir iški suvokimui, kaip tai pasiekiama, nes tikrai labai įdomi, kaip tam man užsiminėjai. Kaip pasakyti, man pačiam buvo tiesiog tas dalykas, kad man buvo pasakyta, kad tenais yra urvų ir būtent tie hipiai, jie gyvena tuose urvuose ir iš tiesų kai kurie tenais gyvena netgi metais. Tada dešimtmečiais, taip, netgi tenais yra hipių, kurie yra daugiau negu dešimtmetį praleidę. Bet kad tų urvų yra labai daug ir aš galvoju, kad man būtų labai smalsu ir faina būtent praleisti pirmą naktį urve ir tada nuo tenais aš jau galėčiau pradėti planuoti, žiūrėti, kur aš noriu toliau keliauti pasaulį. Yra ženklai, rodo, kur eiti, kur ta urva rasi. Tikrai ne. Tai man buvo tik tai duotas pavadinimas, apytikrės maždaug koordinatės. Nes net nėra to vieno urvo kažkokio. Aš galbūt, ta prasme, turėjau truputį tokį įvaizdį, tai okei, gal mes čia kalbam, ne, bet kaip ir sakė, ten urvynas, tai aš galvoju, kad tas urvynas, kad tenais yra viena tokia vieta ir nueini, bet iš tiesų tiesiog pati, kaip minėjau, tai yra vulkaninė sala ir tenais būtent jos dalis yra sudaryta iš tokio akmens, kuris labai lengvai trupantis yra. Tai pirmas dalykas yra tiesiog natūralių urvų nemažai, bet taip pat, pavyzdžiui, kai kurie hipiai atvarė, ypač kur tenais, po to jau sužinau, yra ir hipių bendruomenės, tai jie net išsigremžė savo tenais per kelias savaitės. Tai čia kol kas mes su tavimi kalbam apie tą, kur ne bendruomenė, kur turiu... Ne, mes dabar šiaip. Tai ir žodžiu, aš nusileidus, aš pradžiai tenais, man rodos, nuobodus toksai pusiau industrinis, labiausiai apgyvendinta ta šalies salos vieta, tai aš ten pravažiavau autobusu gal 10 km ar kažkiek tai ir po to jau išėjęs nusprendžiau, man reikia pažygiuoti ir aš tenais, man rodos, Costa Adeje vadinosi. Neišduok lokacijų, manau, saugant tos gražius hipius. Okay. Ne, čia ne hipių, bet gerai, lokacijų neišduosiu tikrai. Tai žodžiu, bet būtent, ta prasme, išlaipinau vienam iš didesnių miestų salos ir iš tenais pradėjau tiesiog žygiuoti pakrantę link tų urvų. Ne visur pakrantė išėjo praeiti lengvai. Ne visai, bet man būtent labai labai patiko tas pasikeitimas, ko gero. Būtent, nes ten, iš kur pradėjau eiti, aš gavau tą turistyną, kurio tikėjausi. Tenais, būtent, ta prasme, jo pachmėlingi Britai, tenais, ta prasme, Instagramo čikos tenais ir visa kita. Metų laiką, papildykim, kokiu metu, kada čia keliavai? O čia dabar buvo kovo pradžia. Kovo pradžia, šviežiai dabar. Taip. Dabar. Jo. Čia prieš mėnesiuką, sakykime. Kažkas tokio. Tai truputį mažiau.
Tai vat, ir tiesiog man, vat būtent labai įdomu buvo pamatyti ir tą turistinę, komercinę būtent dalį. Ir po to jau eini ir pradedi pastebėti, kad truputį keičiasi. Pirmas dalykas, gamta darosi labiau laukinė, jau vietoj tenais viešbučių, šitų visų baseinų ir taip toliau. Pradeda atsirasti kažkokios tenais, vat, ta prasme, kažkokie coffee shopai, tenais va, vieną hippie ten pamatai, tenais kažkas menų užsiiminėja, tenais dar kažką. Coffee shopai tai kaip Vero kafe pas mus Vilniuje? Ne visai. Coffee shopai labiau kaip Amsterdame. Tai man irgi buvo truputį nustebimas, bet jo, tenais aš užsukau pasiteiraut. Tai jo, ta prasme, čia sako, va, čia jointus turim dar kažką taip toliau. Čia bus Snoop Doggo integracija dabar. Jo. Bet tai yra statinys, ar tai yra dviračio pritempta prie kabėlį? Ne, tai yra normalūs statiniai. Pležiniai statinukai tokie, ne? Bet jie būtent, kadangi Tenerife, ko gero visos Kanarų salos yra kaip autonominė zona, tai jie ten turi savų, sakykime, laisvių, kurių mes Europoje, nu, ar bent jau pačiai Ispanijoje, būtent Europinėje Ispanijoje mes neturime. Tai nes tenais, pavyzdžiui, žolė nėra legali, bet tenais, pavyzdžiui, jo, visiškai normaliai, ko ne kaip Amsterdame. Nu gerai, nelyginsiu ne tame lygyje, bet vat, jeigu tu to nori ir panašiai, jo, gali. Tai vat, ir tada tu praeini, žodžiu, per tuos visus vat, dalykus tenais ir išeini trumpai tariant į tokį, nu, nepasakysiu kalnyną, bet būtent, ta prasme, jau prasideda tos uolos ir laukiniai paplūdimiai. Ir tenais po truputį einant, žmonių pradėjo vis mažėt. Aš nežinau, man ten jau koks gal 20 koks kilometras buvo dar kažko, aš dar po skrydžių tenais. Jis nueina daug. Nu, 20 čia yra. Ramiai. Mes tavim kiek buvom, Tram6 nuėjo tada, kai buvo toks rimtesnis žiemą, tai... Jo, tai tu čia savęs nenuskaityk, ne? Bet jo, čia ta prasme, mes nedarom tų judgment call, čia 20... Daug ar mažai čia nesupratau, ką jūs pasakėte. Čia priklauso nuo amžiaus, sveikatos, viso kito, kam daug, kam mažai, bet jo, rekomenduoju. Mano nuomonė, žygiai prasideda nuo 15 km. Nuo 15 km jau gali sakyti, buvau žygyje, jau kažką. Čia aš truputį... Merginos mažiau gali nueiti, vyrai daugiau gali nueiti. Nu čia... Kažko diskriminuot, ką nors? Žinok, ta prasme, yra dalykų ir sporte, ir kitur, kur galima, tiesiog negalima, o reikia sakyti tiesą, kad jo iš tiesų vyrai ir moteris, nu iš tiesų turi tiesiog skirtingą fiziologiją ir taip toliau. Bet su žygiais, mano nuomonė, čia yra viena mažiausiai diskriminuojančių sporto šakų. Todėl ne sporto šakų, bet tiesiog tai buvo išgyvenimo laikas, reikalas evoliucinėje prasme. Ir moteris, ir vyrai gali puikiai žygiuoti ir mano nuomonė čia, jeigu kažkas nevaikšto, tai yra tiesiog, kaip pasakyti. Aš negiskaičiau kažkuria prasme, jeigu paimti jaučiu vidutiniškai žmonės, aš negiskaičiau gal moteris netgi našesnės ėjimų yra, jeigu paimti dabar, va taip, vienodam. Labiau užsispyrusios. Jūs man, jos namie trepsi pastovi vėlas pradeda. Žodžiu, ne, bet ir tai aš galvoju, ta prasme, nes tikrai vyrai ne visi gali eiti, ta prasme, tiek daug, kiek, pavyzdžiui, gali moteris kartais, man atrodo. Nu, bet čia vėlgi, čia niekas niekada nenustatys. Priklauso, aš pasakyčiau taip, nu dabar labai konkrečiai imant, su svoriais, kalbant, jeigu, ta prasme, užsikrovus svorius, tada tikrai labai pasijaučia. Ir tada pas moteris nukrenta tas, aišku, mes čia nekalbam apie išimtis, bet jeigu mes kalbame vidutiniškai, statistiškai, visiškai tą išvestą vidurkį, ta prasme, visų vyrų ir vidurkį visų moterų, aišku, moteriams bus sunkiau. Bet jeigu šiaip išeiti tenais prasėti ar 20 ar 30 km, ne iš pirmo karto, bet mano nuomonė tiek vyrams, tiek moteriams yra pasiekima, nebent yra kitų sveikatos problemų. Ir tarp kitko labai sveika ir taip toliau, net iš tos visos neseniai tenais straipsnį skaičiau apie tai, kad tiesiog einant, kadangi akis natūraliai juda į kairę į dešinę, tai gaunasi tokia kaip natūraliai netgi meditacija tau. Ir labai pailsi dėl to protas, ypač jeigu dirbi kokį labiau tenai stresinį darbą, ofise, dar kažką labai fain ir smagu. Tai motociklininkams tikrai rekomenduoju kartais nulipti nuo motociklo, pavaikščiot, tai yra labai... Tai prasidės komentarai, mūsų batai nepatogus, dėl to mes tengiamės. Bet taip ir yra, kažkuria prasme. Prastam šukiai ir kiaušai. Nu gerai. Tai va, gerai, tai grįžtant prie to, pradedi eiti, matai coffee shopus, žmonių mažėja. Taip. Tai aš tuo metu jau netgi galvau, tiesą pasakius, kad mane truputį išdūrė. Būna toks momentas, nes jo, būtent tą prasme, tenais jau šiaip, bet 20 km ir dar nemiegota naktis dėl skrydžio, tai aš jau toksai buvau, truputį pavargęs dar su daiktais, viskų kitų ir man jau pradėjo, čia kažkokį
hipiai, kažkokie urvai, ta prasme, ką aš čia nueisiu, bus gal koks, nežinau, vienas ten nususas, koks hipis ten žolę rūkantis, ta prasme, žinai, ant paplūdimio, ir radzin. Ta prasme, nieko čia nebus ypatingo, bet aš tiesą pasakys labai nustebau, nes pereinu aš per paskutinius tos kalnus ir prieš mane tenais atsiveria toksai paplūdimys ir jau vakarėja ir apačioje aš matau tenais, minimum 10, gal net 100 žmonių, ta prasme, ir laužus degančius, ta prasme, ir va, kaip į festą. Iš principo taip, nes aš nusileidžiu tenais į paplūdimį, numečiau savo dalykus, ir toksai net atsirado truputį, nežinau, kažkoks minimalus tokios socialinio nejaukumo net momentas. Šiaip aš paprastai su žmonėm normaliai, bet taip jautėsi, tarsi aš būčiau atėjęs į kažkieno, sakykime, tokią erdvę, ko ne kažkoks toks pasikeitimas ore buvo. Bet iš karto beveik, per po minutės 2 prie manęs prieina vienas vyrukas, tenais toksai... Hello, motherfucker! Toksai vokietis sunkio akcentu ir ne visai taip, bet labai šitai, ir jis buvo tenais, yo, brother, ta prasme, is everything alright, ta prasme, you look as if you've been through a lot, ar kažką tokia, ir aš tiesiai, no, everything, thanks, everything's good, bet tiesiog labai šilti, labai faini žmonės, labai iš karto, ta prasme, tenais pakvietė pavakarieniauti su jais, dar kažką. Ir tai buvo... Vakarieniauja ant laužų, ant uolų, kad žmonėm aiškau, vėliau gal tavo kažkaip nuotraukų įkviesim į bendrą, kad žmonėm matytųsi, kaip tai, jeigu kažką turi minimaliai. Sakykim taip, įsivaizduokit, va, yra, ta prasme, paplūdimys, gražus paplūdimys, ta prasme, auksinio smėlio, tenais, šalia yra uolos, virš mūsų yra naktinis dangus su didžiuliu mėnuliu, mušasi bangos į krantą, bet tokios nepiktos, o tokios kokio hipnotizuojančiai, tokios ramios. Ir aplinkui, ta prasme, žmonės tiesiog, ta prasme, vaikšto, juokiasi, kažkas tenais laužo senas paletės, iš kurių tenais kūrena tą laužą, kažkas nueina tenais padėti, būtent ruošti tą vakarienę, nes būtent labai daug žmonių, kurie tenais atsiduria. Yra tokių kaip aš, kurie tenais, nežinau, tiesiog priklysta trumpam laikui, bet dauguma tai jie tiesiog nusprendė dėl vienų ar kitų priežasčių iškeliauti, palikti tą mūsų rat race, tą žiurkių lenktynių visuomenę. Tarp kitko, po to, kai su jais kalbėjau, labai daug tenais buvusių ar tenais pardavimų vadybininkų tenais, ar šiaip žmonių dirbančių tokius, sakykime, normalius darbus. Tai ir jie būtent tenais atvarė, gyvena, stengiasi, priklausomai, aišku, nuo žmogaus, bet kai kurie iš jų tenais labiau dėl gamtinių paskatų, kiti, sakykime, dėl to, kad jie tenais pinigus labiau atmeta kaip tokį dalyką, tai jie, pavyzdžiui, stengiasi maitintis pagrindę, pavyzdžiui, nueidami prie parduotuvių, kai jie tenais jau ruošiasi išmesti maistą, tai jie tenais, ta prasme, atsineša tą, pavyzdžiui, ką tik pabaigusi išgaliot maistą ir iš principo jis tenais visiškai tinka valgyti jį paruošus ir panašiai. Įsivaizduokit, nežinau, kaip tenais, ar iki, ar Maksimai dar kažkur išgaliojusių produktų lentynos. Šiandien pasibaigė galioti, rytoj jau jisai nebegaliojantis, dėl to iš vakaro jį išmeta. Taip. Tai jie tenais netgi būna susidarę, iš viso jau žino, kur, kada, kas, taip toliau. Ir tada jie tą parsineša, kartu tenais gamina, taip toliau. Gal jiem net kai kurie žino, kad bus pasiimta, netgi ne į tai, kad išmeta, kaip išmeta, gal net padeda, kad atiduot, nes sąmoningas žmogus turėtų suprasti, ką maistą išmesti, jeigu kažkas jį gali sunaudoti. Teisingai. Jo, tenais būtent, taps aišku priklauso, tenais vietiniai, bet pagrindė, aš kaip supratau, vietiniai turi visai pozityvų požiūrį į juos ir nėra pakankamai to tokio, tenais aš galėsiu papasakoti, su policija truputį kitaip yra, bet tenais kitų dalykų. Bet, pavyzdžiui, būtent iš tos pusės, kaip jie tenais iš tiesų, nes aš pasiklausiau vienos merginos vengrės, pavyzdžiui, gerai, kiek jai tenais kainuoja, sakykime, ta prasme, mėnesį taip išgyventi paplūdimį ir taip toliau. Ir taip gerai pamastė, 10 eurų. 10 eurų, sako. Ir aš toksai buvau, okei, rimtai. Ant moteriškos higienos. Iš principo, taip šuo pirmą mintis pasakyti. Taip. Sakė, ta prasme, visas kitas dalykas yra, nes jie, pavyzdžiui, netgi vitaminų, pavyzdžiui, tenais ko jie turi? Jie turėjo melatonino, didžiulį, ta prasme, skarbę, nežinau, tokį tiesiog tenais
iš kažkur gavo, kažkas padovanojo ar dar kažką, tai vat, kas geria melatoniną, kad lengviau užmigti, netgi tokių dalykų. Ok, bet mums dabar atrodo gerai, įsivaizdavo žmogus, hippie įsivaizdavo, vėlgi, ir gerai, kaip hippie gali pakakti 10 eurų, taigi pala, mesgi turim tokį įsivaizdavimą žmonės, kad hippies, jis vartoja alkoholį, jisai vartoja narkotikus, dar kažką. 10 eurų? Jie vartoja kažką šiaip, toj žolę jie rūko. Kažkurie. Žinok, aš pasakyčiau, kad šitie stereotipai yra tokie iš dalies teisingi, iš dalies ne. Aš pasakyčiau, ko gero pusė jų. Bet jie iš kur įgauna? Čia mano primetimas. Tiesą pasakius, nežinau. Ar jie verdasi, matai, gaminasi kaip kiti, žinai, alų gali patsgi pasigaminti. Vyną gali pats. Aš įsivaizduoju, aš nežinau, bet kad jiems, ko gero, ta prasme, kažkas ar atveža, ar jie nueina į miestus, nusiperka, kam to reikia ir taip toliau. Tai čia vat mes, kur kalbėjom, tai mes kalbėjom apie tos dalykus, kurie būtini pragyvenimui. Tai ta prasme, 10 eurų čia yra. Kad galiu, jeigu reikės. Taip. 10 eurų pusėj metų santaupos. Taip. Pilnai pakankamai. Ok, nes dabar ekonomistai sako, kiek vienai šeimai reikia turėti. Tai pusėj metų į priekį, tai šitam žmogui reiktų 10 eurų turėti. Bet būtent yra tada klausimas, žinai, nes tikrai tenais yra pavyzdžiui ir tų hipių, kurie, sakykime, yra labai dvasingi, kuriems yra, sakykime, pavyzdžiui, buvo vienas vyrukas, su kurio labai įdomiai pabendrau, tai, sakykime, tenais 4-5 valandas per dieną tiesiog praleidžia medituodamas. Ir jis tenais iš viso, jis net badavimus tenais visokius, tu tenais, irgi kartais badavimais užsiemi tenais po truputį. Tai jis tenais man papasako, jis iš viso ten, ypač kai tu žinai ant saulės, prie jūros, tenais, tai ko gero iš viso dar lengviau yra. Tai kai žinai, tos veiklos nėra tokios aktyvios daug. Tai pavyzdžiui, tikrai yra ir tų hipių, kurie, atmeta, sakykime, tas visas medžiagas ar dar kažką. Bet yra ir tų, kurie tenais, pavyzdžiui, tenais ar tenais grybų magiškų suvalgo, ar kurie tenais parūko, ar kurie dar kažką. Tai aš įsivaizduoju, kad tam jiems vis tiek prisireikia kažkiek pinigų, nes, sakykime, nežinau, tenais vis tiek kažkur auginti, vežti, taip toliau. Čia yra vis dėlto gan sudėtingas dalykas. Tai bet iš tos pusės tai aš įsivaizduoju, kad, neįsivaizduoju, aš tai pasakius kelių iš jų paklausti, tai kaip pas juos yra, tai jeigu jau ne minimaliai gyvenant, yra žmonių ten, kurie, pavyzdžiui, jie net ne visai save hippiais vadina, tai, pavyzdžiui, buvo vienas toksai Lenkas, kuris... Jis save vadina Lenkas. Taip. Tiesą pasakius, žinai, šito neišvengsi, bet aš tais sukritau į kompaniją su 2 Lenkais. Vėl geriausi draugai patapo Lenkai. Taip, per Žalgirio mūšį. Taip. Istoriškai. Mūsų genofonde pas mus tai yra užprogramuota. Ne, taip, to irgi. Bet labai labai įdomu buvo, kad jis būtent dirba normalų darbą, man rodos, tenais normalų darbą, bet tiesiog, sakykime, darbą mokantį mokesčius, tenais viską tvarkingai ir panašiai. Net ne haltūra, vadinkime. Taip. Jis, man rodos, Nyderlanduose fabrike kokybės užtikrintojų dirba. Tai ta prasme, kad yra būtent gaminami kažkiek... Taip, jisai dirba dabar. Jis nuvažiuoja, padirba, grįžta tada čia... Jis tiesiog visą žiemos sezoną praleidžia būtent, ta prasme, Tenerifėje ar kažkur kitur. Ta prasme, nes jis... Man labai įdomus dalykas su jais buvo, kad jie vadina būtent šitą civilizaciją mūsų Babilonų. Ta prasme, žinai, kad jie netgi sako, jeigu reikia kažko nupirkti, tai kaip pavyzdžiui, aš nežinau, aš jaučiausi blogai, žinai, tiesiog truputį valgydamas hipių man dovanotą maistą, tai aš sakau, žiūrėkit, aš jums gal nupirksiu ką nors, ar taip toliau, man negaila, tiesiog, ko jums reiktų, tai sako, reikia aliejaus, nes aliejaus, ta prasme, žinai, aliejus neišgalioja, taip dažnai, ir todėl būtent jie jo gauna rečiau. Tai sakau, žinoma, gerai, tai kur čia arčiausiai, tai sako, tai eik į Babiloną, tenais per kalnus ir iš tenais galėsi nupirkti atvežti. Tai aš taip pasiekiau. Bet sakyk, skamba gerai, klausai, taip galvoji, taigi tą patį festivalį, nuotykį kažkokiam. Tiesiog, gal pradžiai, sakau, labai atrodo skeptiškai žmogus gali pažiūrėti. Bet palai, pastoviai gyvena, tai kur jie prausėsi, kur jie kakoja, o kaip ten, gal ten, o jeigu maži vaikai, žinai, čia standart, super mamyčių klubas, tą gali įsijungti, kažką komentuoti. Daug klausimų, žinai, tokių kyla žmogui dėl... Jo, čia, žinai, ta prasme, man, sakykime, irgi ir iš tos sociokultūrinės antropologinės pusės ir kaip kariui labai įdomu būtent visas tas logistinis klausimas, nes iš tiesų, nežinau, ten, pavyzdžiui, netgi paimti karių būrį, 30 žmonių išvesti į mišką ir kad jie tiesiog
patys iš savęs nenumirtų, sakykime, tenais pabuvę savaitę, žinai, ten Visai bus kitaip. Vien nuo dezinterijos, nuo dar kažko, tarsi tai yra ko užsiimti, žinai, Taip. suplanuoti tenais ir maitinimą, ir ta prasme, žinai, ta prasme išvietė, ir tenais ta Bet prasme. tai būtų kitus planavimas. Po Taip, šitos žmonės taip, aš įtariu būtent. tokio... Ne visai, tarsi, ir yra minimalių dalykų. Tai yra, pavyzdžiui, gerai, dar vienas Lenkas, tai istorija, su šito mažiau bendrau, bet Lenkas, kuris tenais, nusakykime, aš jį pavadinau taip savo, taip tokių hipių karaliumi, tokių, nes jis... Okay, jis toksai labai įdomus tipažas buvo maždaug, ta prasme, 5% toksai surfer bro, nu nežinau, jeigu žinai tipažą, tipo, nu tu... Iš Majanos bičias, taip, su banglente valdo. Būtent. O 5% hipis, bet toksai visas tatuiruotas, įdegęs, taip ilgais paleistais plaukais, toksai visas vaikšto, ta prasme, su tokiu... Aš paprašysiu dirbtinio intelekto čia sugeneruoti tą iš šitų... Gerai, aš patikrinsiu, ar jis taip atrodo. Mes parodysim, ką pirmą padarė versiją, po to atrasim, kaip iš tikrųjų. Okay. Ir jis vaikšto su 2 šunim, su tokiais cipūrom, tokiom, ta prasme, ant kaklų. Ir jis hipių karalius yra, nes jis vienintelis, kuris tenais turi būtent minivaną. Ta prasme, ir jis būtent su to minivanu, ta prasme, važinėja aplinkui salą, atveža tų palečių deginimų į laužuose. Kaip gražiai susirišo Taip, todėl nes tie kaktusai ir kita dykumos augmenija, pirmas dalykas jos yra mažai, antras dalykas jas skinti yra sudėtinga, trečias dalykas jas skinti yra draudžiama, nes tai yra irgi gamtos rezervatas. Ir tada rangeriai, policija, kaip minėjau, dėl to būna kartais vaiko tos hipius, bet maždaug 2 kartus per metus iš to kaip pasakoja. Ir taip pat tai yra nuodinga. Ta prasme, tiesiog toksiškai, jeigu tu deginsi, tau bus labai nefaina sėdėti prie to. Tai jie todėl būtent normalų medį atsiveža, nežinau, iš pušies ar ko tenais tos paletės padarytos. Ir būtent iš to degina tos laužus. Tai tiesiog jis neturi jokios formalios valdžios, bet jis tiesiog toksai kaip neoficialus vierchas, sakykime, būtent to plešo. Ir tai pavyzdžiui, netgi aš pirmą rytą pabudau, matau ateina toksai, tai aš sveiki, tai ir persimetėm ten būtent su jo porą žodžių, tai sako, sveikas atvykęs į mūsų paplūdimį, tai tik tai davai nešiukšlink čia, dar kažko, ir kai ateina valytojai, ta prasme, kad tavęs čia 8-9 ryto nebūtų pačiuose šituose, nes aš tokį labai gražų urvą buvau pasiėmęs, tenais, ta prasme, su vaizdu tenais į jūrą, į pliažą, į visą kitą. Tai tuos, pavyzdžiui, pačius gražiausius, fainiausius urvus prie pat jūros, tai ateina būtent parko to nacionalinio valytojai pažiūrėti. Tai ir su jais stengiasi hipiai palaikyti tą gerą santykį, kur tenais, jeigu susitinka, tai pirmas dalykas, jie surenka visas savo šiukšlės į maišus ir jau palieka jiems, kad valytojams nebūtų jokio darbo. Trumpai tam, jie pasiema tos maišus ir išveža. Tai pavyzdžiui, ta bent jau man buvo įdomi šiukšlių logistinė dalis, nes visą laiką atsiranda šiukšlių, kur yra žmonių grupės. Tai tas būtent labai gražiai išsisprendžia ir tada tie valytojai irgi tokie chill, ta prasme, tipo, ola, ten viskas tvarkoja, taip toliau. Angliškai beveik nieko nekalba, bet žestų kalba ir taip toliau viskas ok. Tai o pavyzdžiui, ta prasme, nueiti į tualetą ar dar kažką, tai tenais irgi, ta prasme, jie turi tenais kelis skirtingus sprendimus, tai tenais pasidarė, trumpai tariant, tokį, bent jau tame paplūdimyje buvo tenais užuolų, taip tariant, neoficialus tualetas, kur tenais galima pasikasti, taip toliau, arba kitoje pusėje užuolų, kur jau niekas neina, kur jūra tiesiog, ta prasme, ateina ir išplauna, taip tariant. Paaiškink šiuolaikiniam žmogui, ką mes turime omeny sakydami, nueiti už kampo ir pasikasti. Nes aš įtariu, įsivaizduojama, kad ten turbūt daug už uolų yra daug krūvų susirimavo, bet visgi galima spręsti kitaip, ką ir darom, kai laukiniai gamtoj būnam. Jo, ne, tvarkoj, tai, sakykime, kariuomeniai, tai jeigu tau reikia būti miške, tu, pavyzdžiui, gali normaliai įsitaisyti tualetą, kur tu išsikasi ir, ta prasme, priklausomai nuo to, kaip tu darysi, bet, ta prasme, galima pakankamai tvarkingai, tenais dar su šakom, ta prasme. Nes jei to nepadarysi, gali atėti meška arba lenkas ir įminti. Aš sakyčiau, didesnis pavojus, kad tu pats tenais, naktį ypač, ta prasme, kai nežinau, tenais keičiasi tenais dalykai ar dar kažką, nors iš kitos pusės tenais iš principo sausa. Vasas eini, dar šilčiau kojam, jėtų. Gerai. Tai va, bet žodžiu, ta prasme. Taip. Tai šitie dalykai, aš nepasakyčiau, kad tenais nėra to tokio tikrai komforto, kurį tu gauni normaliam viešbutį ar panašiai.
Gyvūnų laukinių nėra, vabalų, skorpionų, žinai, žmonėm tiesiog gyvatės. Žinokit, ne. Vat aš šito irgi žiūrėjausi, nes man smalsus buvo dalykas tiesiog, bet būtent ta prasme dėl gyvūnijos, dėl kažko naudingo, tenais ir panašiai. Ne, kaip ir nelabai. Ir pasiteiravau, ne, vat būtent ta prasme labai dėkinga sala, labai dėkingas klimatas, kad nėra su tuo problemų. Dėl to ten ir koncentruojasi. Nes kažkuria prasme, netgi pavyzdžiui, Lietuvoje praleisti tiesiog naktį teko skaityti apie vieną tokį įdomų kultą, tiesą pasakius, kur jie turėjo tokį kaip išbandymo ritualą, kur tu tiesiog atsiguli ir turi praleisti nuo saulėlydžio iki saulėtekio visą naktį. Lietuvoje, ar ne? Ne. Britanijoje, bet klimatas. Kai kurie vos čia ką tik netyčia infarktą negautų. Ne. Lietuvoje, kiek žinau, neegzistuoja tokie. Gal kažkur slapta. Bet trumpai tariant, kad tiesiog pragulėti vienoje vietoje, net Lietuvoje, aš taip susimašiau, vis dėlto būtų sudėtinga. Nieko nedaryti, tiesiog, ta prasme, leisti tai gamtai, elementams su tavim bendrauti, nežinau, tenais skruzdėlytės gali užlipti dar kažką, o Tenerifei tai dzin. Ta prasme, iš tiesų... Žemė šiltoka, odų nėra kažkokių per daug. Odų nėra. Šitas dalykas, nežinau, pavyzdžiui, praeitą vasarą tai kažkuria naktį taip romantiškai užsimaniau, va šį vakar pamiegosiu hamakė prie ežero. Ir prie vieno ežero pas mus čia Trakose netoli yra labai faina, odų praktiškai nėra. O prie kito, kur paprastai neįdavau, nuėjau, pasikabinau hamaką, pusvalandį gal iškenčiau, teko bėgti. Išsekta nepriimtas. Jo, dėja. Tai čia tu buvai bendruomeniai, kurią ir dar apie tu, manau, pabaigsi kitoj daly pasakot, kuri yra tiesiog visi draugiškai priimami ir panašiai. Taip. Bet yra dar viena vieta, kur vėliau... Tiesa, jo, yra kita... Po to aš būtent suradau ir tiksliau mane pakvietė į vieną iš hipių bendruomenių, kur tenais jau žmonės gyvena. Gyvena, tai čia ką gyvena? Kiek? Ta prasme, pusmetį? Tai bendruomeniai gal 14 metų. Ta prasme, kur iš tiesų yra visa bendruomenė žmonių, kurie įsikūrė tenais ir gyvena pilnai off the grid. Ta prasme, čia pasakyti, visiškai neprijungti prie sistemos, kur žmonės nusprendė, pagrindinė, man rodos, nes vengrai pradėjo, bet dabar tenais ir lenkų, ir vokiečių yra. Ir man buvo labai labai įdomu tą dalyką pamatyti, kurie... O apie tai sekančioje dalyje. Sekančioje dalyje. Liuks. Cheers. Viskas šiam kartui pabaigti tada. Labai gerai.